Viktorijos laikotarpis buvo aukso amžius tamsioms istorijoms ir antgamtiniams reiškiniams. Nuo pabaisų ir vaiduoklių regėjimų iki žmonių uždarymo ir nužudymo. Šiame vaizdo įraše mes visą tai ir dar daugiau išnagrinėsime. Pradėsime nuo istorijos apie keletą jaunų Viktorijos laikų mergaičių, kurios dėl tam tikrų priežasčių badavo iki mirties. Pasninkavimas arba sąmoningas maisto atsisakymas buvo praktikuojamas daugumoje visuomenių tam tikruose kontekstuose visoje žmonijos istorijoje. Kai kurie žmonės pasninkauja dėl medicininių priežasčių. Pavyzdžiui, kai reikia atlikti tyrimus ir virškinimas gali paveikti rezultatą. Arba kai asmenys kelias dienas laikosi sulčių ar vandens dietos, kad išvalytų savo organizmą. Tačiau paprastai pasninkavimas buvo siejamas su religija. Musulmonai pasninkauja nuo aušros iki saulėlydžio per Ramadaną, o kai kuriuose religijose, tokiuose kaip budizmas ir hinduizmas, pasninkas taip pat yra skatinamas. Tas pats ir su krikščionybė. Iš tiesų, pasninkas ir susilaikymas buvo svarbios krikščioniško gyvenimo dalys viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Šiandien jų iš esmės atsisakyta, tačiau dar XIX amžiuje buvo daug žmonių, kurie teigia, kad pasninkaudami yra artimesni bendrystei su Dievu. Tai buvo pasninkaujančios mergaitės Viktorijos laikų visuomenėje. XIX amžiaus antroje pusėje pradėjo sklisti pasakojimai apie paslaptingas mergaitės, kurios galėjo išgyventi savaites ar net metus be jokio maisto ar vandens. Paprastai jos pirmiausiai išgarsėdavo savo bendruomenėse Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, o vėliau dažnai sulaukdavo tarptautinio dėmesio. Taip pat, didėjant jų šloviai, žmonės keliaudavo iš tolimų kraštų, kad jas pamatytų ir sumokėtų už tai pinigus. Žurnalistai ir kiti rašytojai atvykdavo patys įsitikinti jų keistų susilaikymų nuo maisto ir rašydavo apie tai, dažnai stebėdamiesi, kaip joms pavyksta taip ilgai išbūti be valgymo. O jei tos mergaitės iš tiesų buvo apdovanotos religinėmis ar magiškomis galiomis? Viduramžiais tokių gebėjimų jau buvo pasitaikę. Pavyzdžiui, Kotryna iš Sienos, pasaulietė Dominikonų ordino narė, XV amžiaus pabaigoje išgarsėjo, be kita ko, dėl savo itin griežto pasninko ir buvo laikoma šventąja moterimi. Panašiai ir Viktorijos laikų pasninkaujančios mergaitės greitai buvo pradėtos laikyti turinčiomis religinių ar mistinių galių, o kai kurie jas aplankę žmonės tikėjo, kad stebi stebuklus. Tačiau kai kurios iš pasninkaujančių mergaičių ar jų tėvai įtartinai imdavo mokestį iš lankytojų už aiškiaregystės seansus ir kitus jų tariamų mistinių gebėjimų pasireiškimus. Taigi, norėdami geriau suprasti, kas iš tikrųjų vyko, pažvelkime į keletą žymiausių pasninkaujančių mergaičių pavyzdžių, kurios XIX amžiuje išgarsėjo ir pagarsėjo. Viena žymiausių pasninkaujančių mergaičių Amerikoje buvo Mary Fancher, dažniausiai žinoma kaip Molly Fancher. Jos istorija iš tiesų labai keista. Ji gimė 1848 metais Brukline, Niujorke, tačiau nuo 1860 vidurio, kai buvo paauglė, įvyko virtinė nelaimingų atsitikimų. Pirmiausia, ji buvo numesta nuo arklio, kai jojant Prospect parke galva trenkėsi į grindinį. Po to jai pradėjo skaudėti galvą ir atsirado nuovargio priepuoliai. Po metų ją nutempė po Fulton gatvės tramvajumi, po kurį ji pakliuvo išlipdama iš jo. Tai sužalojo jos stuburą ir dėl to ji labai susirgo. Tačiau Fancher vis tiek sugebėjo funkcionuoti kasdienėme gyvenime. Tai buvo iki 1866 metų vasario 3 dienos praėjus keliems mėnesiams po įvykio Fulton gatvėje. Kai jai prasidėjo kažkoks priepuolis, kurio metu ji atrodė buvo pusiau apsėsta ir galiausiai susirietusi, voliojosi Fancherių šeimos virtuvės grindyse. Ji buvo nedelsiant nunešta į savo lovą ir ten praleido kitus 50 metų. Fancher greitai įgijo reputaciją dėl savo ekstrasensorinių galių ir nesibaigiančio pasninko. Kartais jai buvo priverstinai duodama maisto, tačiau kitais atvejais, kaip teigiama, ji ištisus mėnesius išgyvendavo be maisto. Ji dažnai būdavo transo būsenoje ir tokiu metu įgijo aiškiaregės reputaciją. Netrukus laikraščiai pradėjo ją vadinti Bruklino mįsle. Didysis šoumenas P.T. Barnumas net bandė ją prisivilioti į savo pasirodymą, tačiau ji atsisakė.
Po kelių metų jos transas atslūgo ir tada ji išvystė 5 skirtingas asmenybes, vadinamas aidolu, saulės spinduliu, rubinu, perlu ir rožės pumpuru. Tačiau galiausiai 1880 ir 1890 spauda prarado susidomėjimą ją ir ji išnyko iš visuomenės sąmonės. Iki šiol visiškai neaišku, kas nutiko. Ar ji visą tai vaidino, kad užsidirbtų pinigų iš savo aiškiaregystės seansų? Ar ji buvo psichiškai sutrikusi? Ar jos badavimas buvo anoreksijos požymis? Fancher atveju tai tikrai sunku pasakyti. Vienas garsiausių XIX amžiaus badavimo atvejų buvo susijęs su Anna Moore, nors ji ir nebuvo mergaitė. Moore buvo 40, kai ji išgarsėjo. 1808 metų rudenį, kai jos namuose Tudberio kaime Staffordshire, Anglijoje, buvo pastebėta, kad ji nevalgė 16 dienų ir naktų. Stebėjimo tikslas buvo patvirtinti jos teiginius, kuriuos ji tuo metu jau skelbė daugelį metų. Iš tiesų, Moore šlovė buvo išplitusi visoje Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinės Valstijos, ir net buvo tikima, kad ji tam tikrų metu 5 metus gyveno be maisto. Nors Moore nebuvo griežtąja prasme badaujanti mergina, jos istorija yra reikšminga, nes ji įkvėpė kai kurias vėliau XIX amžiuje, kaip Fancher, kurios pradėjo laikyti savo susilaikymą nuo maisto religinę dovaną. Jie galbūt būtų nustebę sužinoję, kad Moore buvo visiška apgavikė. Ji buvo sugalvojusi sudėtingus būdus, kaip slapta įsinešti maisto į savo kambarį ir jį suvalgyti net tada, kai ją stebėjo. Manoma, kad tai buvo įmanoma padedant jos dukrai, kuri uždėdavo ant burnos rankšluostį, suvilgytą sultiniu ir bučiuodama perdodavo maistą iš savo burnos motinai. Nors ir buvo apgavikė, Moore įgijo nemažą reputaciją dėl tariamai stebuklingo badavimo ir dėl to gavo daug pajamų. Ji mirė 1813 metais, būdama 53 metų amžiaus, vos po kelių mėnesių, kai ją prižiūrėjo vietinis rašytojas ir dvasininkas Lejus Richmondas. XIX amžiuje buvo daug kitų badaujančių mergaičių ir daugelis šių atvejų baigėsi mirtimi. Viena iš jų buvo Lenora Eaton, mergina iš Naujojo Džersio, kilusi iš aukštesniosios vidurinės klasės šeimos. Jos teiginiai buvo patikrinti 1881 metais, tačiau praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po stebėtojų atvykimo, ji mirė. Kiti taip pat buvo atskleisti kaip apgavikai, lygiai kaip Anna Moore prieš kelis dešimtmečius. Pavyzdžiui, praėjus 8 metams po Eatono mirties, Šiaurėje, Kvebeke ir Kanadoje buvo atskleista, kad Josephina Marija Bedar buvo suklastojusi savo teiginius. Kai stebėtojai atvyko į jos namus, jie pamatė, kaip jai slapta buvo perduodamas maistas, o vienu atveju ji net pavogė maisto nuo jų pačių lėkščių. Kalbant apie sukčiavimą, tai nebuvo pati įmantriausia schema. Galiausiai, nors ji gyveno gerokai vėliau nei kitos, Teresė Neumann, vokietė, gimusi Bavarijoje 1898 metais, dažnai laikoma vėlyvąja nevalgiusia mergina. 1918 metais ji buvo iš dalies paralyžiuota, po to nukrito nuo taburetės. Tai buvo tik pirmoji iš daugelio nelaimių ir ligų ištikusių Neumann, kuri teigė galinti nuolat pati save išgydyti. Ji taip pat tvirtino, kad nuo 1927 metų susilaikė nuo valgymo ir gėrimo, kai, kaip teigiama, ją aplankė šventasis, kuris pasakė, kad jai daugiau nereikia nei maisto, nei gėrimo. Tais metais Neumann 2 savaitės stebėjo medikų komandą, norėjusi patikrinti jos teiginių tikrumą. Per šį laiką jie nematė, kad ji valgytų ar gertų, tačiau įdomu tai, kad po 2 savaičių ji buvo priaugusi svorio. Ji mirė 1962 metų rugsėjį, būdama 64 metų nuo širdies sustojimo. Nepaisant daugelį šių nevalgiusių mergaičių supančios tragedijos, be abejonės liūdniausia nevalgiusios mergaitės istorija buvo Sarah Jacobs. Jacobs buvo valų mergaitė, gimusi Carmarthenshire 1857 metų gegužės 12 dieną. Ji buvo iš neturtingos šeimos, nes jos tėvas, Evanas Jacobsas, buvo vargingas ūkininkas, vos pragyvenantis iš savo ūkio. Vieną dieną Sara nustojo valgyti ir gerti, ir žinia apie tai greitai pasklido po visą Velsą.
Galiausiai žinia apie jos tariamą badavimą pasiekė žiniasklaidą ir į Jacobsų namus buvo išsiųsta medicinos slaugytojų komanda stebėti Sarą. Tačiau atrodo tikėtina, kad Neumann atveju ir kai kurių kitų badaujančių mergaičių atvejais maistas ir gėrimai joms kažkokiu būdu buvo slapta duodami. Net ir stebėjimo laikotarpiu Saros Jacobs atveju jos tėvai Evanas ir Hannah Jacobsai atrodo iš tikrųjų nusprendė jos nemaitinti stebėjimo laikotarpiu. Deja, ji mirė stebėjimo metu, nes iš tikrųjų daugiau nei savaitę buvo be maisto ir gėrimų. Vandens trūkumas buvo jos mirties priežastis, nes tikriausiai ji būtų galėjusi išgyventi stebėjimo laikotarpį be maisto. Kai ji mirė, jai buvo tik 12 metų ir sakoma, kad be maisto ji išgyveno iš viso 113 savaičių. Atliekant autopsiją buvo rasta įrodymų, kad jos lovoje buvo vandens butelis, tačiau stebėjimo metu ji negalėjo jo atidaryti. Dėl savo vaidmens bandytame apgaulę, jos tėvai buvo teisiami ir nuteisti už netyčinį nužudymą. Nors keista, tačiau kaltinimai nebuvo pareikšti medicinos komandai, kuri iš tikrųjų stebėjo, kaip ji miršta jų akyse. Visa tai kelia klausimą, kokiagi buvo tikroji pasninkaujančių mergaičių ir jų veiksmų priežastis. Kaip matome, Anne Murr ir Josefinos Marijos Bedar atvejais dažnai tikslas būdavo apgaulė. Kai XIX amžiuje išgarsėjo pasninkaujančios mergaitės ir moterys, iš to buvo galima užsidirbti pinigų. Žmonės mokėdavo už įėjimą į pasninkaujančios mergaitės namus, o istorijos būdavo parduodamos laikraščiams. Todėl buvo paskata tiesiog viską išgalvoti. Daugelis žmonių tikėjo, kad tai buvo religiniai įsikišimai ir kad tam tikros pasninkaujančios mergaitės bendravo arba su Dievu, arba su demonais. Reikia prisiminti, kad spiritizmo judėjimas, kuris pabrėžė religinius stebuklus ir kitus beveik magiško tikėjimo elementus, XIX amžiaus viduryje buvo savo viršūnėje. Šiandien būtų lengva tai atmesti kaip juokingą prietarą, tačiau tokios kaip Molly Fencher atveju turbūt buvo sunku tai paaiškinti kitaip. Juk tai buvo jauna moteris, kuri daugelį metų išbuvo žiniasklaidos dėmesio centre, tarsi transo būsenoje, ir iš viso 50 metų praleido uždaryta savo namuose, dažnai pateikdama ekstrasensorinių apreiškimų ir aiškiaregiškų pranašysčių. Daugeliui žmonių turbūt atrodė, kad Bruklino mįslė iš tiesų patiria kažkokį religinį įsikišimą. Tačiau kai kuriais atvejais pati logiškiausia paaiškinimo versija greičiausiai yra ir pati tikėtiniausia. Ir atrodo, kad daugeliui pasninkaujančių mergaičių problema buvo jų pačių psichikos sveikata. Dauguma mokslininkų dabar priėjo prie išvados, kad pasninkaujančių mergaičių fenomeną bent iš dalies sukėlė XIX amžiaus nervinės anoreksijos forma. Tai valgymo sutrikimas, kai asmenys atsisako valgyti dėl prastos kūno įvaizdžio ir visiškai perdėtos baimės priaugti svorio. Paprastai manoma, kad anoreksija yra būklė atsiradusi 20 amžiaus pabaigoje, reaguojant į spaudimą jaunoms moterims būti lieknoms. Tačiau žvelgiant iš pasninkaujančių mergaičių perspektyvos, svarbu tai pažymėti. Terminas anoreksija nervosa pirmą kartą buvo pavartotas 1873 metais, kai seras Williamas Gulas, anglų gydytojas, pirmą kartą sistemingai ištyrė šią būklę ir suteikė jai pavadinimą. Taigi būtent tuo metu, kai pasninkaujančios mergaitės pradėjo sulaukti visuomenės dėmesio, anoreksijos būklė pirmą kartą tapo pakankamai rimta problema Didžiojoje Britanijoje, kad gydytojai pradėtų ją tirti. Kas yra tikėtina, tai kad tokios pasninkaujančios mergaitės kaip Sarah Jacobs ir Lenora Eaton galėjo sirgti anoreksija ir tai buvo pirminė jų reputacijos priežastis, kad jos išgyvena be maisto. Tačiau vėliau tai jų atvejais turėjo tragiškų pasekmių. Todėl nepaisant mitų ir gandų apie religinį bendravimą su dangiškomis būtybėmis. Per jų pasninkavimą arba tokias asmenybės kaip Fancheris ir Jacobsas turinčias magiškų galių. Kai kurios pasninkaujančios mergaitės greičiausiai buvo tokios, kokios ir atrodė. Pavyzdžiai pirmųjų liūdnai pagarsėjusių anoreksijos atvejų šiuolaikinėje visuomenėje. Kitoje mūsų istorijoje grįžtame į mažą miestą Prancūzijoje, kur viena moteris buvo uždaryta savo šeimos daugiau nei 25 metams.
Blanche Monnier gimė 1849 m. kovo 1 d. Poitiers mieste, Vienos departamente, vakarų Prancūzijoje. Monnier buvo gerai žinoma buržuazinė miesto šeima. Tokie, kurie turėjo nedidelių aristokratinių pretenzijų laikotarpiu, kai Prancūzijos bajorija išgyveno atgimimą po aršaus 18 amžiaus pabaigos respublikonizmo. Blanchės tėvas buvo Emilis Monnier, vietinio universiteto menų fakulteto vadovas, o jos motina, Louise Monnier, buvo gerai žinoma Prancūzijos aukštuomenės dama. Emilis Monnier taip pat buvo asmuo pelnęs prestižinį gerų darbų komiteto apdovanojimą. Tai buvo nuopelnas, kuris XIX amžiaus Prancūzijoje buvo suteikiamas asmenims laikytiems reikšmingai prisidėjusiais prie savo bendruomenių ir pasižyminčiais aukštomis dorybėmis. Be to, šeima turėjo ryšių su aukštuomene Paryžiuje. Taigi, Blanche Monnier gimė šeimoje, kuri iš pažiūros buvo gerbiami bendruomenės nariai Poitiers mieste. Tačiau jos istorija parodys, kad jie buvo visai netokie. Blanchės ankstyvieji metai buvo gana neįsimintini. Ji lankė mokyklą, sukiojosi Poitiers aukštuomenės sluoksniuose ir dažnai lankydavosi Paryžiuje, kuris buvo vos už 4 valandų kelio. Įžengusi į suaugusiųjų amžių, ji tapo išskirtinio grožio moterimi su garbanotais plaukais, šviesia oda ir didelėmis ryškiomis akimis. Tačiau jos laukė siaubingas likimas. 1870 viduryje, kai Blanche artėjo prie savo 25-ojo gimtadienio, ji susipažino ir įsimylėjo jauną vyrą iš Poitiers. Nors jis buvo advokatas, profesija, kuri paprastai siejama su didelėmis pajamomis, vyras buvo kilęs iš kuklios šeimos ir turėjo mažai klientų uždaroje provincijos miestelio visuomenėje. Be to, jis buvo gerokai vyresnis už Blanche. Todėl, nors jis ir galėjo užtikrinti pakankamai padorų pragyvenimą, Blanchės tėvai nebuvo juo sužavėti kaip galimu savo dukters vyru. Vietoj to jie įsivaizdavo, kad ji ištekės už smulkiosios vakarų Prancūzijos aristokratijos atstovo. Arba, kadangi ji buvo tokia graži, netgi susituos su kokiu nors Paryžiaus aukštuomenės nariu, kai šalis įžengė į Belle Époque laikotarpį. Tačiau Blanche liko įsimylėjusi savo vyresnį piršlį. Ir būtent jos nenoras nutraukti šiuos santykius lėmė, kad ji įgijo tokią šlovę, kokios niekas nenorėtų. Jos nenoras nutraukti santykių su tuo, ką jos motina vadino vargšo advokatu, paskatino tėvus, padedant Blanchės broliui Marceliui, užrakinti ją mažame kambaryje jų dideliuose namuose Poitiers. 1875 m. kovo 1, kuris sutapo su Blanchės 26-ojų gimtadieniu, uždaryta mažame kambaryje, Monnier šeima pasakė dukrai, kad ją išleis tik tada, kai ji sutiks nutraukti santykius ir atsisakys bet kokių minčių tekėti už savo advokato gerbėjo. Reikalas galėjo tuo ir pasibaigti, bet dėl kažkokios priežasties, kuri nėra visiškai aiški, taip neįvyko. Ir kai dienos virto savaitėmis, o savaitės mėnesiais, Blanche liko įkalinta mažame kambaryje savo tėvų namuose Poitiers. Laikui bėgant, dėl priežasčių, kurios iki šiol nėra visiškai aiškios, tai virto nuolatiniu įkalinimu. Kaip netrukus pamatysime, tai buvo siaubingas kalinimas. Šiuo metu galima būtų stebėtis, kaip Blanche galėjo dingti, niekam nesukėlus įtarimų ar nebandžius išsiaiškinti, kur ji dingo. Atsakant galima pasakyti, kad buvo daug žmonių, kurie domėjosi jos gerovę savaitėmis ir mėnesiais po to, kai ji pirmą kartą dingo. 1875 m. pavasarį ji šebet 8. Kaip ir jos draugai, kaimynai buvo susirūpinę, o ištikimas Blanchės mylimasis bandė išsiaiškinti, kur ji yra. Tačiau laikui bėgant paieškos nutrūko. Niekas nebūtų pagalvojęs, kad viena gerbiamiausių Poitiers šeimų uždarė šeimos narį kambaryje ir tiesiog nusprendė palikti ją ten kalėti neribotam laikui. Be to, jei kas nors vis dėlto pranešė valdžios institucijoms apie jos dingimą, akivaizdu, kad pranešimai buvo atmesti. Galbūt žmonės tiesiog tikėjo, kad Blanche išvyko į saulėtesnį Paryžių. Bėgant metams, Blanche ir toliau liko įkalinta savo tėvų namuose Poitiers.
Nors atrodo gana aišku, kad Blanche motina buvo pagrindinė kaltininkė dėl siaubingų aplinkybių, kuriuose atsidūrė jos dukra, akivaizdu, kad ir kiti šeimos nariai buvo įsitraukę. Tačiau jos tėvo Emilio vaidmuo baigėsi, kai jis mirė 1879 metais, praėjus 4 metams po to, kai Blanche buvo užrakinta kambaryje. Po to pagrindinai Louisa Monge ir jos sūnus, Blanche brolis Marcelis, rūpinosi tuo, kad Blanche būtų laikoma užrakinta. Jos įkalinimas buvo žiaurus. Kambaris, kuriame ji buvo laikoma metai iš metų, buvo palėpės kambarys. Džeime buvo mažas langas, tačiau jis buvo uždengtas, todėl ten nepateko jokia natūrali šviesa. Durys buvo užrakintos iš išorės, o Blanche visiškai priklausė nuo to, ką jos kalintojai jai duodavo, kad ji išgyventų. Tikroji siaubingų sąlygų apimtis paaiškės laikui bėgant. Tuo tarpu, bėgant metams, pradinės priežastys, dėl kurių jauna moteris buvo įkalinta, išnyko. Advokatas, kurį ji buvo įsimylėjusi ir kurio santykiai su ja regis buvo pagrindinė jo šeimos įkalinimo priežastis, mirė 1885 metais, beveik po 10-mečio nuo jos įkalinimo pradžios. Kodėl jos motina ir brolis toliau laikė ją šioje kankinančioje situacijoje, lieka paslaptis. Galbūt jie manė, kad jei ją paleistų, ji praneštų apie juos valdžios institucijoms, o tokios rizikos jie nenorėjo prisiimti, ypač todėl, kad buvo gerai žinoma šeima Poitiers mieste. Nepaisant to, tai tęsiasi metai iš metų. Po tam tikro laiko Poitiers gyventojai tikriausiai daugiausia buvo ją ir jos buvusius draugus bei pažįstamus pamiršę. Vis dėlto kartais įvykdavo incidentų, kuriuos žmonės po daugelio metų prisimindavo kaip keistus. Pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje viena kaimynė pasakojo apie 1892 metais įvykusį atvejį, kai, jos manymu, ji girdėjo moterį šaukiant iš Monje namo. Tuo metu ji tam nesuteikė reikšmės. Tačiau vėliau, kai paaiškėjo, kas ten iš tikrųjų įvyko, viskas tapo daug aiškiau. Akivaizdu, kad kažkas sužinojo, kas vyksta, ir praėjus daugiau nei 25 metams po to, kai Blanche buvo pirmą kartą įkalinta, kažkoks anoniminis herojus atėjo jai į pagalbą. 1901 m. gegužės 23 d. Paryžiaus miesto generalinis prokuroras gavo nepasirašytą laišką, kuriame Blanchės Monje padėtis buvo aprašyta taip. Gerbiamasis generalinį prokurorę, turiu garbės jūs informuoti apie itin rimtą įvykį. Kalbu apie senmergę, kuri yra užrakinta ponios Monje namuose, pusiau badaujanti ir jau 25 metus gyvenanti ant supuvusios patalynės. Vienu žodžiu, savo pačios nešvarumuose. Atsižvelgiant į pranešimus apie Blanchės būklę, artimiausiomis dienomis akivaizdu, kad kas bebūtų buvęs šis anoniminis informatorius, jis savo akimis matė sąlygas, kurios vyravo kambaryje, kuriame ji buvo įkalinta. Tačiau jos gelbėtojo tapatybė iki šiol lieka nežinoma. Paryžiaus ir Poitiers policija greitai ėmėsi veiksmų, gavusi šį nerimą keliantį pranešimą. Po kelių dienų jie įžengė į Monje namus ir pradėjo juos kruopščiai krėsti nuo viršaus iki apačios. Kurį laiką jie nieko neįprasto nerado, eidami per apatinius aukštus. Tačiau po kurio laiko jie priėjo prie durų, kurios buvo užrakintos spyna iš išorės. Policija nedelsė ir užuot laukusi, kol Monje šeima atneš raktą, išlaužė duris. Tai, ką jie pamatė įėję, buvo siaubo scena. Pirmiausia, jie pajuto kvapą, aitrų, pūvantį dvoką, atsiradusi dėl dešimtmečius nesutvarkytos nešvaros, kurios Blanchės kalintojai niekada nepašalino. Tačiau tik tada, kai jie nuėmė užuolaidas, sunkes nuo dulkių, nuo mažo lango ir nulaužė storas langines, kurios neleido prasiskverbti jokiai šviesai, tik tada, po 26 metų, jie suprato visą čia įvykusio blogio mastą. Blanche gulėjo visiškai nuoga kambaryje, kuris buvo pilnas purvo. Aplink kambarį mėtėsi pūvančio maisto likučiai. Ore tvyrojo pūvėsių dvokas, o po kambarį lakstė vabzdžiai. Blanche buvo visiškai išsigandusi, kai po daugiau nei 4 amžiaus kalinimo į jos kalėjimą įsiveržė šie nepažįstamieji. Dėže jos protas buvo visiškai palūžęs, o jis svėrė vos kiek daugiau nei 25 kg, arba maždaug 4 tonus. Vėliau policijos ataskaitoje buvo pateiktas išsamus pasakojimas apie tai, ką jie rado.
Mes nedelsdami davėme įsakymą atidaryti langą. Tai padaryti buvo labai sunku, nes seni tamsūs užuolaidos nukrito, sukeldamos didelį dulkių debesį. Norint atidaryti langines, reikėjo jas nuimti nuo dešiniųjų vyrių. Vos tik šviesa įėjo į kambarį, pastebėjome gale ant lovos gulinčią moterį, kurios galva ir kūnas buvo uždengti atgrasiu purvinu apklatu. Moteris atpažinta kaip panelė Blanche Monnier. Vargšė moteris gulėjo visiškai nuoga ant supuvusio šiaudinio čiužinio. Visur aplink ją buvo susidariusi tarsi pluta iš išmatų – mėsos, daržovių, žuvies ir supelijusios duonos gabalėlių. Taip pat matėme austrių kriauklių ir vabzdžių bėgiojančių per panelės Monnier lovą. Oro buvo neįmanoma įkvėpti. Kvapas sklindantis iš kambario buvo toks aitrus, kad mums buvo neįmanoma ilgiau pasilikti ir tęsti tyrimą. Per kelias valandas po to policija ir medikai išnešė Blanche iš šio siaubo kambario. Jos motina ir brolis buvo abu nedelsiant suimti. Kai žinia pasklido, minia susirinko prie namo ir ten išbuvo kelias dienas, reikalaudama Luizės ir Marcelio Monnier galvų. Deja, teisingumo taip ir nesulaukta. Blanchės pagyvenusi motina po kelių dienų mirė nuo širdies smūgio, taip išvengdama bausmės, kurios buvo verta. Tada paaiškėjo, kad ir Marcelis Monnier pats buvo stipriai psichologiškai neįgalus. Ir nors iš pradžių jam buvo skirta 15 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, o vėliau jis buvo išteisintas ir paleistas į laisvę. Po teismo Marcelis pardavė visą motinos turtą ir pasitraukė į Siburšę, komuną šalies pietvakariuose. Jis taip pat turėjo kaimo namą centrinėje Prancūzijoje, kur galiausiai mirė 1913 m. birželį. Blanche niekada neatsigavo, nors buvo šiokios tokios pažangos ir bent dalis medicinos personalo galėjo jai suteikti žmogišką priežiūrą vėlesniais metais. Blanchei tuo metu, kai ji buvo išgelbėta, buvo 52 metai ir ji dar gyveno 12 metų. Šiuos metus ji praleido psichiatrijos ligoninėje Bloiso mieste centrinėje Prancūzijoje. Tačiau ją kamavo keli psichologiniai sutrikimai, ypač anoreksija ir šizofrenija. Jos įkalinimas taip pat paveikė ją ir kitais būdais. Pavyzdžiui, ji išsiugdė stiprų nepakantumą ryškiai šviesai, nes daugiau nei ketvirtį amžiaus jai buvo atimta galimybė matyti saulės šviesą. Blanche mirė 1913 m. spalio 13 d. Ji buvo 64 metų amžiaus ir beveik visą savo suaugusio gyvenimą praleido arba įkalinta, arba uždaryta psichiatrijos ligoninėje dėl ankstesnio įkalinimo paliktų psichologinių randų. Jos istorija buvo plačiai aprašyta Prancūzijoje 20 amžiaus pradžioje, tačiau ji taip pat buvo perpasakota ir tapo žinoma naujai kartai 1930 metais. Kai prancūzų rašytojas André Gidas, 1947 m. Nobelio literatūros premijos laureatas, apie tai parašė savo romane Poitiers įkalintoji, Le Séquestré de Poitiers, reiškiančiame Poitiers įkalintoji moteris. Tai buvo pusiau išgalvota Blanchės istorijos versija, kurioje Židas pakeitė pagrindinių veikėjų vardus, bet beveik nieko daugiau. Žido pasakojimas vėliau paveikė Michelį Foucault, kai šis rašė Drausmė ir bausmė, Ofalėjimo gimimas, vieną iš svarbiausių savo darbų. Todėl Blanchės Monnier siaubinga istorija turėjo nemažą atgarsį 20 amžiaus prancūzų literatūroje. Viktorijos laikais Didžioji Britanija tapo pirmąją pasaulinę pramonės galybę, tačiau tuo pačiu tai buvo tamsi ir purvina vieta, kur antgamtinės istorijos buvo įprastos. Viena iš tokių istorijų buvo apie Spring-Heeled Jacką, kurią tinkamai papasakojo Mortis Media. Vieną vėlyvą rudens dieną 1837 metais mergina vardu Mary Stevens ėjo į darbą į Lavender Hillą. Rajonas, kuris tuo metu buvo pietvakarinėje Londono pakraštyje, o vos prieš kelis dešimtmečius dar buvo už miesto ribų esanti kaimo vietovė. Stevens ką tik buvo atvykusi iš Battersea, kur lankė savo tėvus. Kai ji ėjo per Clapham Common tarp Battersea ir Levandų kalvos, įvyko bauginantis incidentas. Iš skersgatvio į ją iššoko keistas, beveik demoniškas padaras. Padaras užpuolė Stevens, draskydamas jos kūną nagais, kuriuos turėjo vietoje rankų.
Vėliau Stevens pranešė, kad padaro prisilietimas buvo ledinis kaip akmuo. Ji suriko, kai padaras ją užpuolė, ir tas siluetas matyt taip išsigando, kad greitai ją paleido ir pabėgo. Tai matyt buvo pirmasis šio padaro pasirodymas, kuris netrukus tapo žinomas kaip Springhildas Jackas. Iki 1837 metų lapkričio Londone jau buvo užfiksuota daugybė kitų šio padaro pasirodymų. Jie apibūdino padarą, kuris, kaip teigiama, pasirodydavo staiga, dažnai šokdamas neįtikėtinai dideliais atstumais prieš žmonės, kurie važiuodavo karietomis Londono gatvėse. Keletas vežikų pranešė, kad jiems teko staiga bandyti sustabdyti arklius, traukiančius jų karietas, kai padaras pasirodydavo beveik iš niekur priešais juos ir taip pat greitai pasišalindavo. Kitas liudininkas teigė, kad paslaptingas užpuolikas peršoko per 9 pėdų aukščio sieną, maniakiškai krizendamas. Per kelias savaitės pranešimai apie šį keistą padarą plačiai pasklido po Londoną ir daugelis svarstė, kas užpuolė merę Stevens ir dar keli žmonės. Iki 1837 metų pabaigos susirūpinimas išaugo tiek, kad Londono meras seras Džonas Kūnas paskelbė laišką laikraštyje The Times pirmosiomis 1838 metų dienomis, bandydamas nuraminti baimės dėl šių pastebėjimų. Jame meras ramina Londono gyventojus, kad tai iš tikrųjų buvo kažkoks asmuo, persirengęs ir lankęs daugelį kaimų netoli Londono 3 kostiumais – vaiduokliu, meška ir velniu. Tačiau buvo teigiama, kad tai buvo kažkieno pokštas, greičiausiai kurio nors Didžiosios Britanijos aristokrato, nes jie turėjo pakankamai lėšų surengti tokius sudėtingus apgaulės veiksmus. 1838 metų pradžioje sekė daugybė liūdnai pagarsėjusių pastebėjimų. Vienas iš jų įvyko vasario 19-osios naktį, kai 18-metė Jane Alsop atidarė duris savo tėvo namuose Old Ford rajone, dabartinėme Londono Tower Hamlets regione. Vėliau ji teigė, kad atidariusi duris rado kažką, apsimetantį policininkų ir vilkintą didelį apsiaustą. Kai ji išnešė žvakę, kad būtų šviesiau, ją užpuolė tas asmuo, kuris, kaip ji teigė, vėmė mėlynomis ir baltomis liepsnomis iš burnos, o tada bandė draskyti jos kaklą į rankas nagais, panašiais į letenas. Po kelių siaubingų akimirkų padaras nubėga per laukus. Po to sekė policijos tyrimas, tačiau jis nedavė aiškių išvadų. Vienas kaimynas pranešė matęs netoliese jauną vyrą su dideliu apsiaustu maždaug tuo metu, kai įvyko išpuolis. Tačiau vienintelis įtariamasis buvo vietinis dailidė vardu Milbankas, kurio alibi buvo toks. Ta vakarą, apie kurį kalbama, jis buvo toks girtas, kad neprisiminė, kur buvo ar ką veikė. Milbankas atrodo vieno apsilankimo užeigoje metu, tuo metu buvo pareiškęs, kad jis yra spyruoklėkulnis Jackas, tačiau policija galiausiai nusprendė, kad jis tiesiog buvo garsiai kalbantis girtuoklis. Bet kuriuo atveju Alsop atvejis galėjo būti visiškai išgalvotas, nes ji buvo vienintelė auka, kuri teigė, kad Jackas prieš ją užpuldamas iš tikrųjų su ja kalbėjo. Galbūt ji tiesiog siekė dėmesio. Per kelias savaitės po įvykio iš Londono ir aplinkinių regionų buvo pranešta apie 10 išpuolių. Pavyzdžiui, paskutinę 1838 metų vasario dieną Lucy Scales, kuri kaip ir Alsop buvo 18, buvo užpulta skersgatvyje Limehouse'o rajone. Ji teigė, kad Jackas taip pat iškvėpė į ją mėlyną ugnį ir kad ši patirtis ją įvarė į isteriją. Policija toliau tyrė tokius pastebėjimus, o už informaciją buvo pasiūlytas atlygis. Tačiau dabar pirmieji pasirodymai akivaizdžiai įkvėpė mėgėjiškus mėgdžiotojus ir darėsi vis sunkiau atskirti tikrus pastebėjimus nuo paprastų gandų. Laikraščiai situacijos nepalengvino. Kai kurie skelbė sensacingas istorijas apie tai, kaip žmonės mirė iš baimės, kai juos gatvėse užpuolė Jackas. Tuo metu tariamos spyruoklinio Jacko savybės jau buvo daugmaž nusistovėjusios. Pagrindinė jo savybė buvo judrumas. Jis judėjo neįtikėtinu greičiu ir galėjo šokti 10, 15 ar net 20 pėdų atstumą. Kai kurie tame įžvelgė antgamtines ar paranormaliasias galias, tačiau kiti vis dar tikėjo, kad šiam reiškiniui turi būti logiškas paaiškinimas. Netrukus buvo sugalvota idėja, kad paslaptingas veikėjas į savo batų kulnus buvo įdėjęs spyruokles, kurios jį išstumdavo į viršų ir leisdavo šokti tokius didelius atstumus.
Taip gimė vardas spyruoklinis Džekas, kuris atrodo jau buvo plačiai paplitęs 1838 m. pavasario pabaigoje. Iki 1838 metų ankstyvos vasaros pabaigos. Spyruoklinis Džekas buvo pagrindinė Londono tema. Apie jį nuolat rašė laikraščiai, pigūs sensaciniai siaubo leidiniai ir netgi buvo rodomas Londono scenoje. Tačiau būtent jo šlovės viršūnėje pranešimų apie Džeko pasirodymus pradėjo mažėti. Iki 1838 metų pabaigos oficialūs pranešimai apie jo išpuolius sostinėje visiškai išnyko. O tie keli atvejai, kai jis tariamai pasirodė, buvo užfiksuoti kitose Anglijos vietose, kur žinios apie antgamtinį užpuoliką vėlai įkvėpė kaimo mėgdžiotojus. 1839 metais isterija daugiausia buvo nuslūgusi, o Džekas tapo labiau literatūriniu personažu nei tuo, kurio žmonės bijotų netikėtai sutikti Londono skersgatvyje. 1840 metais jis virto savotišku folkloro personažu. Tapo antgamtiniu plėšiku, kuris, kaip buvo tikima, puldavo vienišus keliautojus keliuose už Londono ribų. Kartais apie tariamą užpuolimą būdavo oficialiai pranešama. Kaip pavyzdžiui, 1847 metais tame Maute užpulta moteris. Policija manė, kad Spring Hill Džekas galėjo sugrįžti ir vėl terorizuoti miesto gyventojus praėjus 10 metų po jo pirmojo pasirodymo. Vėliau, 1870-ųjų pradžioje, Spring Hildo Džeko šmėkla vėl buvo prisiminta, kai greitai vienas po kito buvo pranešta apie vaiduoklio pasirodymus Pekame, pietryčių Londone ir Sasekse. Paskutiniai pranešimai apie žmonės manančius, kad Springhildas Džekas sugrįžo, atrodo pasirodė Liverpoolyje 1904 metais, praėjus daugiau nei 65 metams po pirmojo jo pasirodymo Londone. Bandydami suprasti Springhildo Džeko fenomeną, istorikai ir kultūros komentatoriai pateikė įvairias nuomones ir teorijas, siekdami paaiškinti visą šį įvykį. Kai kurie ieškojo atsakymų paranormaliuose reiškiniuose. Pavyzdžiui, daugelis 20-ojo amžiaus rašytojų siūlė, kad Džekas buvo kažkokios rūšies ateivis, o kiti manė, kad Džekas buvo pusiau žmogus, pusiau pabaisa. Kriptozoologinė būtybė panaši į didžiapėdį ar čiupačiabrą. Okultistai taip pat buvo linkę teigti, kad Džekas buvo velnio ar kitos demoną primenančios būtybės pasireiškimas. Pagal šią teoriją, pavasarinis Džekas buvo iškviestas okultistų arba kito juodosios magijos šalininko ir siautėjo didžiajame Londone, kol 1838 metais buvo sugrąžintas į požemio pasaulį. Kiti vis dar ginčijosi dėl bet kokio antgamtinio elemento, kuris iš tikrųjų galėjo egzistuoti tik Džeko pirmųjų tariamų aukų mintyse. Ši nuomonė teigia, kad pirmasis Džeko pastebėjimas, kurį patyrė tokie žmonės kaip Mary Stevens, buvo žmonių, kurie buvo apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar psichiškai sutrikę rezultatas. Pagal šią teoriją pirmasis ar keli pastebėjimai buvo žmonių vaizduotės vaisius, o vėlesni įvykiai kilo dėl isterijos arba mėgdžiotojų. Viena teorija, kuri tuo metu sulaukė nemažai dėmesio ir kuri buvo paminėta Londono mero laiške, publikuotame The Times 1838 m. sausį, buvo ta pavasario teorija. Hill Džekas buvo sudėtinga apgaulė, kurią organizavo kažkuris iš kilmingųjų. Ši teorija tuo metu teigia, kad kažkuris kilmingasis pralaimėjo lažybas, o lažybų sąlyga buvo sukurti antgamtinės būtybės įvaizdį Londone. Ir šiame teiginyje yra šiek tiek patikimumo. Britų aristokratijos narys tikrai būtų turėjęs pakankamai pinigų finansuoti tokią sudėtingą apgaulę, nes XIX amžiaus Londone netrūko aukštų statymų lošimo stalų, kur galėjo būti sudarytas toks lažybų sandoris. Iš tiesų tikėjimas šią teoriją buvo toks paplitęs, kad vyko nemažai diskusijų, kas galėtų būti tas minimas aristokratas. Dauguma buvo linkę manyti, kad už tai atsakingas airių didikas Henris de la Poer Beresfordas III, Waterfordo markizas. Tuo metu Beresfordui buvo apie 25 metus. Jis buvo jaunas didikas, kuris nuolat patekdavo į laikraščius dėl viešosios tvarkos pažeidimų, kuriuos kėlė kartu su savo girtų palydovų būriu. Pavyzdžiui, 1837 m. balandį jie atvyko girti į Melton Mowbray miestelę, kur užpuolė kelių mokesčio surinkėją ir policijos pareigūną bei apipylė juos raudonais dažais.
Beresfordas nuolat lankėsi teisme, kur jam buvo pateikti kaltinimai dėl Melton Mowbray įvykio ir kitų chuliganizmo epizodų. 1830-ųjų viduryje ir pabaigoje dėl to daugelis to meto žmonių manė, kad jis finansavo. Kažkas, kas mokėjo kvėpuoti ugnimi, persirengti ir turėjo kažkokius spyruoklinius batus. Tai suteikė jam papildomą išvaizdą žmogaus, kuris galėjo šokinėti ir šuoliuoti nenormaliais atstumais. Tai nėra visiškai neįtikėtina, bet tai negali būti įrodyta, nepaliekant pagrįstų abejonių. Tačiau Springhildo Jacko istorija taip pat gali būti Okamo skustuvo pavyzdys. Teorija teigia, kad paprasčiausias paaiškinimas yra labiausiai tikėtinas. Šiuo atveju labiausiai tikėtinas paaiškinimas yra tas, kad visuomenė, linkusi tikėti legendomis apie gotikinius monstrus ir antgamtinius reiškinius, buvo pasirengusi visiškai išpūsti iš 1837 metais sukurtos liaudies pasakos esmę. XIX amžiuje gausu buvo pasakojimų apie antgamtinius reiškinius ir gotikinį siaubą. Nuo XIX amžiaus pradžios Londono mieste reguliariai buvo pranešama apie vaiduoklių ir kitų būtybių pasirodymus. Kai Londone netikėtai pradėjo rodytis, spyruoklėkulnis Džekas jau buvo leidžiamos pasakojimai apie antgamtinius reiškinius, siaubo istorijos ir pabaisas. Ir šios istorijos sulaukdavo didžiulės auditorijos visoje Anglijoje. Tai buvo pigūs leidiniai, vadinami Penny Dreadful, pigi populiarioji literatūra. Tai taip pat buvo Edgaro Alano, po gotikinių siaubo pasakojimų, Mary Shelley Frankensteino ir Bramo Stokerio Drakulos amžius. Tokioje aplinkoje visai tikėtina, kad Springhill Jacko istorija buvo paremta kokiu nors nepaaiškinamu, neįprastu įvykiu. 1837 metų pabaigoje. Ir dauguma to, kas įvyko vėliau, buvo dėl to, kad žmonės leido savo vaizduoti juos užvaldyti laikais, kai jie jau buvo pasiruošę tikėti antgamtiniais reiškiniais ir personažais tiesiai iš pigių siaubo romanų. Kaip pastebėjo Williamas Okamas, akivaizdžiausias paaiškinimas dažniausiai yra ir tikriausias. XIX amžiuje milijonai Britų emigravo JAV ieškodami geresnio gyvenimo. Viena iš tokių moterų buvo Enė Tro Loman, tačiau vėliau ji Niujorke įgijo niūrią reputaciją dėl savo tamsių veiksmų. Enė Tro gimė 1812 metų gegužės 6 dieną Painsviko miestelyje, Gloucestershire, pietvakarių Anglijoje. Jos tėvas Jonas Tro buvo darbininkas, o šeima nebuvo pasiturinti. Dėl to Enė pradėjo dirbti vos tapusi paaugle. Ji buvo tarnaitė mėsininko namuose. Tai buvo pernelyg dažnas gyvenimo faktas XIX amžiaus Didžiojoje Britanijoje, kur vaikai buvo siunčiami dirbti į fabrikus ir kitas įstaigas nuo vos 9 metų amžiaus. Enė taip pat ištekėjo būdama jauna. Sulaukusi 16 metų, Enė ištekėjo už Henrio Somerso, siuvėjo iš Vilčyro. Tačiau netrukus jis suprato, kad jis buvo alkoholikas. Tuo metu Enė jau laukėsi jų pirmojo vaiko, mergaitės, kuri gimė 1830 metais ir kurią jie pavadino Karolina. Tuo metu jų ekonominės perspektyvos Anglijoje jau prastėjo. O 1831 metais jauna šeima išvyko į Ameriką. Jie buvo vieni iš 10 milijonų europiečių, kurie tai padarė XIX amžiuje. Atvykus į Jungtines valstijas, Anos likimas nepagerėjo. Ji ir Henris apsigyveno Viljamo gatvėje, Niujorko miesto žemutinėme Manhatane. Tačiau netrukus, 1833 metais, Henris mirė nuo vidurių šiltinės. Taigi, jauna našlė Somers atsidūrė toli nuo namų, stengdamasi sudurti galą su galu Niujorke, kad išlaikytų save ir savo kūdikį dukrą. Tikriausiai niekada nebūtume girdėję apie Anę Tro ir jos alter ego Madame Restel, jei ne jos antroji santuoka. Tai įvyko 1836 metais, kai Anė ištekėjo už Čarlzo Lohmano. 27 metų gerai išsilavinęs spaustuvininkas, dirbęs New York Herald laikraštyje. Jis pats buvo imigravęs į Ameriką ir buvo vokiečių bei rusų kilmės. Būtent nuo savo antrojo vyro Ana pradėjo domėtis kontracepcija ir gyventojų skaičiaus kontrole. Karolis tuo metu buvo radikalių mąstytojų ir filosofų rato narys Niujorke. Ir vienas iš jų rūpestį keliančių klausimų buvo spartus Jungtinių valstijų ir daugelio Europos šalių gyventojų skaičiaus augimas nuo 18 amžiaus pradžios.
Dėl šio susidomėjimo jis 1830-aisiais paskelbė nemažai straipsnių apie gyventojų problemas. Ana netrukus pati pradėjo domėtis kontracepcija. Ją šiuo klausimu skatino Čarlzas, o papildomų žinių suteikė jos brolis Džozefas, kuris taip pat buvo emigravęs į Ameriką ir dabar dirbo vaistinėje Niujorke. Netrukus jis sukūrė kontraceptinę tabletę, kurioje buvo tokių ingredientų mišinys kaip blakinė mėta, juodasis mišinys, sabinas, rugių skalsė, malva ir motininė žolė. Šiuos ingredientus jis sumaldavo ir gamindavo iš jų tabletes bei miltelius. Turėdama šiuos produktus, ji kartu su Čarlzu sugalvojo išgalvotą savo verslo istoriją, teigdami, kad Ana turėjo močiutę Prancūzijoje, ponę Restel, kuri jai parodė šių kontraceptinių tablečių receptą, kai ji lankėsi Europoje ir mokėsi akušerės amato. Taigi, 1830 pabaigoje Ana pradėjo pardavinėti savo moteriškas mėnesines tabletes Madame Restel vardu. Tuo metu Jungtinėse valstijose abortas ir kontracepcija buvo legalūs beveik visose jurisdikcijose. Todėl Ana galėjo laisvai legaliai reklamuoti savo kontraceptines ar abortų tabletes Niujorko laikraščiuose. Pavyzdžiui, jos pirmasis skelbimas buvo išspausdintas Niujorko laikraštyje Sun 1839 m. kovą ir aiškiai informavo moteris, kad jei jos turi nepageidaujamą nėštumą, Ana galėtų pasiūlyti tam tikrą priemonę toms, kurios kreiptųsi į jos kabinetą. Tai buvo Greenwicho gatvėje ir būtent čia nuo 1839 metų daugelis Niujorko moterų pradėjo lankytis, norėdamos įsigyti kai kurių ponios Restel moteriškų mėnesinių tablečių ir prevencinių miltelių, kaip jie netrukus buvo pradėti vadinti. Arba žmonės iš kitų miestų rašydavo jai laiškus ir ta tam tikra priemonė būdavo jiems atsiunčiama paštu. Anos ankstyvos pastangos gaminti kontraceptines ir abortines tabletes bei miltelius rėmėsi liaudiškomis priemonėmis ir abejotino veiksmingumo ingredientais. Tačiau netrukus ji išplėtė savo paslaugas ir pradėjo taikyti tikslesnius kontracepcijos bei abortų metodus. Iki 1840 metų Madame Restel valdė pensioną ir save vadino moterų gydytoja. Čia kai kurios moterys pagimdė nepageidaujamus vaikus, kuriems Ana pasitelkė savo ryšius, kad surastų geras įvaikinančias šeimas. Tačiau taip pat buvo akivaizdu, kad čia buvo atliekami abortai, tiek priimant abortų norinčias pacientės, tiek chirurginiais metodais. Tai tuo metu nebuvo Niujorko valstijos įstatymų pažeidimas. Tol, kol abortas buvo atliekamas iki vaisiaus sujudėjimo, momento, kai nėščioji pradeda jausti vaisiaus judesius ir po kurio buvo laikoma, kad vaikas jau yra gyvas. Tai paprastai įvyksta maždaug 16-20 nėštumo savaitę arba maždaug 4-5 nėštumo mėnesį. Taigi Ana rizikavo teisinėmis problemomis tik tuo atveju, jei abortų paslaugos buvo teikiamos moterims, kurios jau buvo peržengusios šį nėštumo etapą. Jau 1840 metais Ana susidūrė su teisinėmis problemomis dėl moters vardu Marija Pardi mirties netrukus po aborto atlikto ponios Restel pensione. Pardi savo mirties patale prisipažino vyrui, kad pasidarė abortą ir jis vėliau kreipėsi į valdžios institucijas. Spauda įnirtingai puolė Restel, vadindama ją pabaisa žmogaus pavidalu ir kaltindama ją veikus prieš Dievą. Prieš Anę buvo iškelti teisiniai kaltinimai, tačiau ji sėkmingai apsigynė teisme. Kitais metais Mary Rogers, žinoma gražuolė, dirbusi tabako parduotuvėje Niujorke, buvo rasta negyva Hudsono upėje. Vienas liudininkas prisiekė, kad ji buvo išmesta po nesėkmingo aborto bandymo ir tai greitai buvo susietas su Madame Restel, tačiau daugiau nieko iš to neišėjo. Vėliau, užuot atsisakiusi savo veiklos, Ana iš tikrųjų išplėtė savo abortų ir kontracepcijos veiklą, atidarydama biurus Filadelfijoje ir Bostone. Madame Restel ir Marijos Perdžio mirties atvejais įgijo tam tikrą žinomumą Niujorko laikraščiuose 1840 pradžioje ir tai, kartu su augančiu judėjimu prieš abortus, lėmė įstatymų griežtinimą vėlesniais metais. Iki 1845 metų abortai Niujorko valstijoje buvo beveik visiškai uždrausti. Be to, bausmės už aborto atlikimą buvo žymiai sugriežtintos.
Dabar, jei abortas buvo atliktas po vaisiaus sužeidimo, tai buvo laikoma antrojo laipsnio netyčiniu nužudymu ir galėjo užtraukti 4 metus kalėjimo. Anos paslaugos vis labiau persikėlė į pogrindį. 1840 viduryje dėl šių Niujorko valstijos įstatymų pakeitimų, tačiau ji vis tiek tęsė savo darbą kaip anksčiau. Reikia pažymėti, kad Madame Restell nebuvo visiškai vedama ideologinio noro leisti moterims pačioms kontroliuoti savo reprodukcinį pajėgumą. Panašiai kaip šiandien daugelis abortų teisų šalininkų JAV ir visame pasaulyje. Tai tikrai buvo vienas iš jos darbo veiksnių, tačiau ją taip pat labai motyvavo pinigai. Yra įrodymų, kad ne vieną kartą ji buvo pasirengusi padėti atlikti abortą, kurio iš pradžių atsisakė, kai jai buvo pasiūlyta daug didesnė pinigų suma. Būtent toks scenarijus ir lėmė jos areštą bei pirmąjį įkalinimą. 1847 metais Niujorką vėl sužavėjo istorija apie Madame Restell areštą. Panašu, kad ji padėjo Marijai Bodin atlikti abortą. Bodin pastojo nuo savo darbdavio, vyro, kuris iš pradžių atsisakius, pasiūlė Restell neįprastai didelę pinigų sumą už nėštumo nutraukimą. Akivaizdu, kad abortas buvo atliktas, tačiau vėliau, kai Bodin susirgo, ji pateikė kaltinimus. Restell teisme tvirtino, kad Bodin liga buvo sifilio pasekmė, o ne jos veiksmų rezultatas. Tačiau teismas ir visuomenės nuomonė buvo griežtai nusiteikę prieš moterį, kuri pirmoji pradėjo reklamuoti savo moteriškas mėnesinės tabletes prieš 8 metus. Ji buvo pripažinta kalta ir nuteista 1 metams kalėjimo Blackwello saloje, kuri dabar vadinama Roosevelto sala Rytų upėje. XIX amžiaus kalėjimas nebuvo maloni vieta. Ir būtų galima manyti, kad metų praleidimas jame būtų atgrasęs Madame Restell nuo jos abortų veiklos po to. Tačiau taip nebuvo. Nors ji teigė, kad atsisakys bet kokių tolesnių chirurginių abortų, ji toliau pardavinėjo savo tabletes ir miltelius, bei vėl pradėjo dirbti savo pensione. Akivaizdu, kad Niujorko visuomenė ir valdžios institucijos patikėjo šią apgaulę. 1854 metais ji pateikė prašymą dėl pilietybės suteikimo naturalizacijos tvarka, kurį ir gavo, o tuo pačiu metu Niujorko meras Jokūbas A. Westerfeltas dalyvavo ir vedė jos dukters Karolinos vestuves. Tačiau už viešos fasado Restell ir jos vyras toliau teikė neteisėtas abortų paslaugas. Kadangi šios paslaugos dabar buvo uždraustos vis daugiau valstijų, klientai keliavo iš toli ir plačiai, kad gautų abortą garsiojoje Madame Restell kontoroje. Jie taip pat dosniai mokėjo. Nuo 50 iki $100 buvo standartinis mokestis, o aukštesnės klasės klientams, norintiems didesnio privatumo, buvo imama nuo $1000. Tačiau iki 1850 pabaigos apgaulė išaiškėjo. Laikraščiai praminė Madame Restell blogiausia Niujorko moterimi ir išsamiai aprašė milžinišką turtą, kurį ji ir jos vyras sukaupė dėl savo veiklos. Savo ruožtu Ana patenkinta atsakydavo į šiuos išpuolius prieš ją, demonstratyviai rodydama savo turtus. Viešumoje pasirodydavo apsivilkusi prabangiausiais kailiais ir pasipuošusi deimantiniais papuošalais. Kelionėse po miestą ji naudodavosi savo asmeninę karietą, kurią traukė 4 arkliai, o ją vairuodavo jos pačios uniformuotas vežikas. Labiausiai išsiskyrė tai, kad Ana ir Karolis pasistatė milžinišką dvarą kaip savo privačius namus 5 Avenue ir 52 gatvės kampe. Per šiuos 1850 ir 1860 metus ji uždirbo $100,000. Tai būtų 10 milijonų šiandienos pinigais, atsižvelgiant į infliaciją. Nepaisant to, kad ji demonstratyviai pažeidinėjo įstatymus, Madame Restell daugelį metų sugebėjo išvengti bet kokio tolimesnio teisinio pavojaus. Prasidėjus Amerikos pilietiniam karui 1861 metais, abortų klausimas ir jį supęs lobizmas buvo atidėtas daugelį metų, todėl Ana galėjo tęsti savo veiklą beveik netrukdoma. Tačiau 1870 pradžioje Madame Restell sutiko savo priešininką, Anthony Comstocką, kovos su ydomis aktyvistą, kuris 1873 metais įkūrė Niujorko draugiją kovai su ydomis.
Comstockas kovojo prieš viską – nuo abortų ir prostitucijos iki erotinės medžiagos ir lošimų ir buvo pasiryžęs sužlugdyti Madame Restel. Tais pačiais metais, kai jis įkūrė visuomenę ydų slopinimui, jis taip pat sėkmingai kreipėsi į JAV kongresą, kad būtų priimtas įstatymų rinkinys, kriminalizuojantis nepadorių, gašlių ar ištvirkusių, amoralių ar nepadorių leidinių siuntimą paštu. Tai apėmė tokius dalykus kaip kontraceptikai ir abortą sukeliantys preparatai. Įstatymas dėl prekybos ir platinimo nepadoria literatūra bei amoralaus naudojimo daiktais slopinimo greitai tapo žinomas kaip Comstocko įstatymai. Ir būtent ši teisėkūra nulėmė Madame Restel žlugimą. Comstocko įstatymai numatė griežtas bausmes. Netgi suteikus kitam asmeniui informaciją apie tai, kur galima rasti abortų ar kontraceptinių paslaugų, galėjo būti skirta iki $2000 bauda ir 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Todėl Ana nuo 1873 metų turėjo būti atsargesnė savo versle, tačiau dvilypumas lėmė jos žlugimą. Ir tai padarė ne kas kitas, o naujųjų įstatymų autorius. Vieną pavasario dieną 1878 metais prie Madame Restel kabineto durų pasirodė Antonis Comstockas, apsimetęs vedusiu vyru, kuriam esą reikėjo kontraceptinių tablečių žmonai. Kai ji jam padėjo, Comstockas tiesiai su tabletėmis nuėjo į policijos nuovadą. Kitą dieną policija atvyko ir atliko kratą patalpose, kur rado instrumentų, kurie galėjo būti naudojami abortams atlikti. Taigi, Madame Restel buvo suimta, apkaltinta ir vėliau paleista už užstatą. Kitomis dienomis Niujorko laikraščiuose pradėjo pasirodyti straipsniai, kuriuos rašė of Madame Restel ir kiti, ginčydamiesi dėl įvairių bylos aspektų. Atrodė, kad tai žadėjo sprogstamą teismo procesą dėl moralumo ar amorališkumo to, ką Ana darė dešimtmečius Niujorke. Tačiau teismo procesas taip ir neįvyko. Sulaukusi 65 metų ir susidūrusi su perspektyva didžiąją likusio gyvenimo dalį praleisti kalėjime. Moteris, kuri per 40 mečius tapo garsiausia Niujorko miesto abortų darytoja. 1878 metų balandžio 1 dieną atėmė savo gyvybę. Jos tarnaitė rado ją vonioje, nusižudžiusią perpjovus savo gerklę. Praėjus 144 metams abortų klausimas Jungtinėse valstijose yra toks pat svarbus kaip ir Madame Restel laikais. Džekas Kerdikas buvo žymiausias Viktorijos laikų Anglijos žudikas. Paskutiniai mūsų istorijai mes pažvelgsime į paskutinės jo aukos gyvenimą, kurį pasakojo Briefcase'as. Merė Džeinė Keli gimė apie 1863 metus Limeriko grafystėje, Airijoje. Tačiau dar būdama jauna mergaitė, ji su šeima persikėlė į Velsą. Jos tėvas dirbo kalviu, o motina rūpinosi namais ir prižiūrėjo 8 jų vaikus. Merės Džeinė šeima buvo neturtinga, o pati merė Džeinė negavo gero išsilavinimo, nes dienas leisdavo padėdama motinai ir būdama 16 metų vis dar nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Taigi neturėdama tikro išsilavinimo ir jokių įgūdžių, vienintelė jos viltis ištrūkti iš skurdaus gyvenimo buvo ištekėti už vyro, kuris turėtų padorų darbą ir galėtų suteikti jai tai, ko negalėjo duoti tėvai. 1879 metais merė Džeinė susipažino su angliakasiu vardu Deivis. Jis buvo darbštus vyras ir netrukus po pažinties jie susituokė. Dabar merė Džeinė galėjo gyventi geresnį gyvenimą ir kaip daugelis ištekėjusių moterų Viktorijos laikų Didžiojoje Britanijoje, ji liko namuose, gamino valgį, tvarkė namus ir kūrė jaukią atmosferą savo darbščiam vyrui. Tačiau jos gyvenimas staiga pasikeitė, kai praėjus 3 metams po santuokos anglies kasykloje įvyko mirtinas sprogimas, o tarp žuvusiųjų buvo ir jos vyras. Merė Džeinė vis dar buvo jauna moteris, tačiau dabar ji buvo našlė ir liko viena. Dži bandė susirasti darbą ir išvyko į Velso sostinę Kardifą, tačiau būdama beraštė ir neturėdama patirties, ji sunkiai rado darbą. Buvo 1884 metai ir likusi vargšė bei benamė, merė Džeinė nusprendė palikti Velsą ir vykti į Londoną.
Ji žinojo, kad Londone yra daug daugiau darbo galimybių, tačiau vėlgi jai buvo sunku rasti darbą, todėl turėdama labai mažai pasirinkimų, ji tapo prostitute ir pradėjo dirbti viešnamyje West Ende. Tai buvo aukštesnio lygio įstaiga, o ją lankantis vyrai dažniausiai buvo labai turtingi. Vienas iš jos nuolatinių klientų labai ją pamėgo ir pakvietė ją vykti kartu su juo į Prancūziją. Tai labai sujaudino Mary Jane, todėl ji pakeitė savo vardą į labiau prancūziškai skambantį Marie Jeanette ir kartu jie kaip įprasta pora išvyko į Prancūziją. Tačiau jos idiliška kelionė su turtingu jaunuoliu nesusiklostė taip, kaip ji tikėjosi, ir būdama ten, ji buvo parduota į prostituciją bei tapo prekybos žmonėmis auka. Laimiai, jai pavyko pabėgti ir grįžti į Londoną. Bijodama, kad gali būti surasta, ji persikėlė į Londono rytų galą, tikėdamasi, kad ten bus saugesnė. Ji apsigyveno Stepnio rajone, kur iš pradžių gyveno su vyru vardu Morganstonas, o vėliau jį paliko dėl kito vyro vardu Joe Flemingas. Mary Jane buvo patraukli moteris. Ji turėjo tamsius plaukus ir žalias akis ir ją dažnai mergino vyrai. Paprastai ji būdavo gana tyli, bet jei išgerdavo kelis gėrimus, pasikeisdavo ir pradėdavo dainuoti airiškas dainas. Jos asmenybė taip pasikeisdavo, kad ji tapdavo priekabė ir įžeidinėdavo kitus. Dėl to vietiniai ją pradėjo vadinti Tamsiąja Mary. 1887 m. balandį, vieną vakarą pramogaudama, Mary Jane sutiko vyrą vardu Josephas Barnetas. Jie vėl susitiko kitą dieną ir nusprendė gyventi kartu. Atrodė, kad jie gerai sutarė ir persikėlė gyventi į Spitalfieldso rajoną Londone. Jų nauji namai buvo maži ir susidėjo iš vieno mažo kvadratinio kambario, kuriame buvo lova, 3 kėdės ir stalas. Rajonas, kuriame jie gyveno, buvo gerai žinomas dėl skurdo, nusikalstamumo ir purvo ir priklausė vadinamai nedorai ketvirčio myliai. Tai buvo gatvė, beveik visiškai užimta nakvynės namų ir užeigų. Tuo metu Mary Jane nedirbo, todėl Josephas rūpinosi abiem. Jis dirbo žuvies nešiotoju Billingseito žuvų turguje, tačiau jis buvo žinomas kaip sunkus žmogus, kuris nesutarė su savo darbdaviu ir jie dažnai susipykdavo. Galiausiai jis buvo atleistas. Laimiai jis buvo žinomas kaip darbštus žmogus, todėl greitai susirado kitą darbą, tapo mėsos turgaus nešiotoju. Tačiau šiame darbe mokėjo mažiau nei žuvų turguje, todėl jis negalėjo išlaikyti nei savęs, nei Mary Jane. Negalėdama pati susirasti darbo ir patirdama finansinių sunkumų, ji nenoriai vėl grįžo prie prostitucijos. Darbo metu jis sutiko merginą vardu Julia, kuri neturėjo kur apsistoti ir žinodama, kaip sunku gali būti jaunoms merginoms dirbančioms gatvėje, pakvietė ją į savo mažą kambarėlį ir pasakė, kad ji gali ten gyventi. Nors jos būstas buvo niūrus, alternatyva buvo dar blogesnė. Daugelis žmonių sunkiai sugebėdavo susimokėti nuomą, o dėl neišaiškintų Whitechapelo žmogžudysčių, kurias įvykdė nežinomas asmuo, spaudos pramintas Jacku Skerdiku, Mary Jane nerimavo dėl savo draugės saugumo. Kambaris buvo toks mažas, kad Juozapas nusprendė, jog nebegali ten gyventi, todėl po ginčo su Mary Jane jis išėjo spalio 30 dieną. Tačiau pora sutarė ir toliau matytis, o Juozapas sakė, kad lankysis reguliariai. Praėjus kiek daugiau nei savaitai, 1888 metų, lapkričio 8 vakarą, Juozapas atėjo pas Mary Jane, o jį lydėjo draugė vardu Marija Harvey. 3 kartų išėjo ir praleido šiek tiek laiko, kol Juozapas ir Marija išėjo. Maždaug 20 valandą. Juozapas grįžo į savo nakvynės vietą ir iki vėlumo žaidė kortomis su kitais gyventojais, kol užmigo apie 1:30 nakties. Kitą dieną vyras vardu Tomas Budžeras buvo pasiųstas Marijos Džeinės nuomotojo, Jono Makarto, surinkti nuomos mokestį, nes ji buvo 6 savaitės skolinga. Budžeras atvyko į nakvynės vietą Millerio kieme 10 val. 45 min. ryto, tačiau pasibeldęs į duris nesulaukė jokio atsakymo. Jam pasirodė keista, kad nieko nėra viduje, todėl jis patraukė improvizuotą užuolaidą į šalį ir pažvelgė pro langą, norėdamas pasižiūrėti, ar kas nors yra viduje. Tai, ką jis pamatė, jį šokiravo. Ant lovos gulėjo suluošintas moters kūnas, kuris, kaip jis manė, turėjo būti Mary Jane Kelly.
Siaubo apimtas Tomasas Baueris, nedelsdamas apie savo radinį, pranešė policijai. Pirmasis į įvykio vietą atvyko inspektorius Walteris Beckas, o po jo daugybė kitų pareigūnų. Netrukus atvyko ir viršininkai Tomasas Arnoldas bei Edmundas Reidas iš Whitechapelo skyriaus, taip pat Frederikas Abelinas ir Robertas Andersonas iš Scotland Yardo. Viršininkas Arnoldas įsilaužė į kambarį 13:30 valandą. Įėję jie pradėjo apžiūrinėti siaubingą vaizdą ir netrukus pastebėjo, kad aukos drabužiai buvo sudeginti, tikriausiai tam, kad apšviestų kambarį, nes vienintelis šviesos šaltinis buvo blankiai deganti žvakė. Tada atvyko gydytojai Tomas Bondas ir George'as Baxteris Phillipsas, kuriems buvo pavesta ištirti lavoną. Jie padarė išvadą, kad dideli sužalojimai galėjo būti padaryti per maždaug 2 valandas, o mirties laikas buvo tarp 2 ir 8 valandos ryto, penktadienį 1888 metų lapkričio 9 dieną. Daktaras Phillipsas nustatė, kad mirties priežastis buvo perpjauta gerklė, o daktaras Bondas pareiškė, kad žudikas neturėjo medicininių žinių. Jis parašė, kad šiuo atveju sužalojimus padarė asmuo neturintis jokių mokslinių ar anatominių žinių. Jis teigė, kad jo nuomonė nusikaltimą įvykdęs asmuo neturėjo net mėsininko, arklio skėrėjo ar žmogaus, įpratusio pjaustyti negyvus gyvūnus, techninių žinių. Policija ieškojo liudininkų. Viena iš Mary Jane kaimynių, vardu Mary Ann Cox, pranešė, kad matė Mary Jane grįžtančią namo maždaug 23:45 valandą. Ji teigia, kad Mary Jane atrodė girta ir buvo kartu su apkūniu raudonplaukiu vyru, dėvinčiu melioninę skrybėlę. Pamačiusios viena kitą, jos palinkėjo viena kitai labos nakties, o Mary Jane su vyru nuėjo į savo būstą. Mary Ann teigia, kad Mary Jane pradėjo dainuoti airiškas dainas. Ji pasakė, kad turės vėl išeiti 1 valandą nakties ir grįžti į savo gyvenamąją vietą 3 valandą nakties. Pasak jos, iš Mary Jane kambario nesigirdėjo jokių garsų ir neskleidė jokios šviesos. Kita liudininkė, vardu Elizabeth Prate, kuri gyveno virš Mary Jane nuomojamo kambario, teigia, kad 1 valandą 30 minučių nakties, kai ji ruošėsi gultis į lovą, dainavimas buvo nutilęs. Dži sakė, kad vėl pabudo 4 valandą, nes kačiukas perėjo per jos kaklą. Maždaug tuo metu ji išgirdo tylų šauksmą – žudo! Kita vietos gyventoja vardu Sarah Lewis sakė taip pat girdėjusi tą patį, tačiau nei viena iš liudininkių nepatikrino, nes 1880-aisiais Londono rytinėje dalyje dažnai buvo girdėti šūksniai žudo. Kaimynė Mary Ann Cox pridūrė, kad tą naktį negalėjo užmigti, nes nuolat girdėjo žmonės ateinančius ir išeinančius iš Millerio kiemo. Ji netgi girdėjo, kaip kažkas išėjo apie 5:40. Tai buvo labai tikslu, nes Elizabeth Prater paliko namus 5:30, kad nueitų atsigerti į Tembels užeigą. Ji pasakojo policijai, kad eidama į užeigą nieko įtartino nepastebėjo. Dėl kūno būklės valdžios institucijoms buvo labai sunku atpažinti auką. Josephas Barnettas, jos buvęs partneris, sakė, kad atpažino kūną kaip Marys Jane'ės keli pagal ausį ir akis. Ir Johnas McCarthy's, jos nuomotojas, taip pat atpažino kūną kaip Marys Jane'ės, sakydamas, kad yra tikras, jog tai ji. Jaunos 25 metų merginos mirtis buvo užregistruota vardu Marie Jeanette Kelly. Policija neturėjo jokių užuominų, kas įvykdė šį siaubingą nusikaltimą, todėl lapkričio 10 dieną vyriausybė paskelbė pareiškimą, tikėdamasi, kad pavyks rasti įrodymų apie žudiką. Pareikštame pareiškime jie teigia, kad bet kuris bendrininkas, kuris nebuvo nusikaltimo vykdytojas, bus atleistas nuo atsakomybės, jei pateiks informaciją ir įrodymus apie žudiką ar žudikus. Niekas neatsiliepė. Per artimiausias dienas policija atliko išsamius apklausimus ir kratas kiekvienose namuose, tačiau taip nieko, kas galėtų atskleisti kaltininką, nerado. Po lavono apžiūros Marys Jane'ės kūnas buvo atiduotas ir ji galiausiai buvo palaidota 1888 metų lapkričio 19 dieną Romos katalikų kapinėse Leytonstone. Per laidotuvės ne vienas jo šeimos narys nedalyvavo. Policija tęsė tyrimą ir atsirado naujas liudininkas. Jis buvo darbininkas vardu George'as Hutchinsonas, kuris sakė pažinojęs Mary Jane'ę. Jis pasakė policijai, kad matė ją apie 2 valandą ryto ir kad jį prašė jo paskolos, bet jis buvo be pinigų, todėl negalėjo jai padėti. Po to jis teigė, kad prie jos gatvėje priėjo vyras ir po trumpo pokalbio jie nuėjo atgal į jos namus. Nors buvo vėlu ir labai tamsu, jis policijai pateikė išsamų to vyro apibūdinimą.
Džordžas Hutchinsonas teigia, kad vyras atrodė įtartinas dėl savo keistos išvaizdos, tarsi jis nebūtų iš šios vietovės. Tačiau policija manė, kad įmanoma, jog šią informaciją naujasis liudininkas galėjo pateikti apie kitą dieną, nes jis kreipėsi su įrodymais tik praėjus kuriam laikui po žmogžudystės. Nepaisant vyriausybės pasiūlymo, bylos svarbos ir didžiulio policijos tyrimo, niekas niekada nebuvo apkaltintas ar teisiamas dėl merės Džeinės Kelly nužudymo. Bėgant metams atsirado įvairių teorijų apie asmens atėmusio jos gyvybę tapatybę. Du autoriai, Paulas Harrisonas ir Bruce'as Peilis, pasiūlė, kad ją nužudė jos buvęs partneris Josephas Barnettas, apimtas pavydžių įniršio. Jie taip pat teigė, kad jis įvykdė oficialius garsius Whitechapelo nužudymus, siekdamas įbauginti merę Jane, kad ji pasitrauktų iš prostitucijos. Kiti teigė, kad Josephas Barnettas nužudė tik merę Jane, o kūno sužalojimo priežastis buvo noras suklaidinti policiją ir priversti juos manyti, kad žudikas buvo Jackas Skardikas. Tačiau mažai tikėtina, kad jis buvo atsakingas, nes po nužudymo jo drabužiai buvo patikrinti dėl kraujo dėmių, o pats jis buvo apklaustas iš viso 4 valandas. Nepaisant to, nebuvo jokių įrodymų siejančių jį su nusikaltimu, todėl jis buvo paleistas be kaltinimų. Kai kurie autoriai teigia, kad liudininkas Džordžas Hutchinsonas buvo atsakingas už nužudymą ir iš tikrųjų pats buvo Jackas Skardikas. Jis bandė suklaidinti policiją. Tuo tarpu kiti nurodo, kad jis tikriausiai buvo dėmesio ieškotojas, bandantis parduoti istoriją laikraščiams. Kitos teorijos spėlioja, kad Mary Jane iš tikrųjų nebuvo viena iš Jacko Skardiko aukų. Šios teorijos pagrindas yra tas, kad kitos aukos buvo 40 metų, o Mary Jane buvo 25, taigi gerokai jaunesnė. Papildomas įrodymas, galintis tai patvirtinti, yra tas, kad jos lavone aptikti sužalojimai buvo kur kas didesnio masto nei kitų aukų. Tačiau kai kurie istorikai teigia, kad šią teoriją galima paneigti tuo, jog ji buvo vienintelė auka nužudyta privačioje aplinkoje. Po Mary Jane mirties 6 mėnesius daugiau nebuvo įvykdyta panašių žmogžudysčių, kaip padarė Jackas Skardikas. Dauguma žmonių laiko Mary Jane Kelly paskutinė Jacko Skardiko auka ir manoma, kad Skardiko veiksmai nutrūko dėl mirties, įkalinimo arba emigracijos. Tačiau daugelis mano, kad Mary Jane Kelly iš viso nebuvo Skardiko auka. Iki šiol tikroji Mary Jane Kelly žudiko tapatybė išliko paslaptimi, kaip ir Jacko Skardiko. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašų rinkinį. Tikiuosi, kad jis jums buvo įdomus. Jei norite daugiau tokių vaizdo įrašų rinkinių, praneškite man komentaruose. Arba jei norite daugiau panašių istorijų į tas, kurios aptartos šiame vaizdo įraše, tamsių Viktorijos laikų pasakojimų, taip pat praneškite man komentaruose žemiau. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkekeliu. Ir tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame pamirštų gyvenimų epizode. Ačiū.